Nu ką, okei, tikiuosi mataus normaliai, gerai mataus, tai žodžiu, jo, kiek šiandien, dabar galvoju, 10 mėnesių gal praėjo po paskutinio mano video. Daug visko buvo, čia kaip sakoma, kaip gyvenime yra etapai, kur kartais turi sau leisti pabūti, suprasti, praeiti, patirti ir panašiai. Tai po paskutinio video atrodo, kad vakar paskutinį, kai filmavau, bet praėjo 10 mėnesių, net keista pagalvoti. Laikas greitai eina. Tai žodžiu, esame Austrijai dabar, tokia neįprastoje vietoje pradedu filmuoti. Įkvėpimas jau daug anksčiau atėjo, bet tik šiandien sugalvojau, kad būtų gera proga pradėti filmuoti video. Šis vlogas daugiau čia yra skirtas nufilmuoti viršaus treniruotę. Aiškus, tai bus pagal mane, kaip aš darau. Tai yra labiau modifikuota viršaus treniruotė. Seka gali būti kiek neįprasta nei kitose viršaus treniruotėse arba taip, kaip jūs įsivaizduojat. Bet kiekvienas pratimas turi savo vietą ir savo tikslą, kas liečia mane, bet tai gali būti ir labai puikus pavyzdys jums, kaip jūs galite treniruotis. Tai šiandien bus pagrindas nugara, bet pradėsiu nuo pečių, nes pečiai mano yra ne tik atsiliekanti raumenų grupė, nors šiaip visai jau neblogai progresuoja ir dėl traumų ir panašiai, bet jau skausmais jau galiu nebesiskus, nes jau jų nebejaučiu. Akcentas nugarai, nes mano dabar yra 3-4 kartai per savaitę sporto, kas liečia viršų, tai yra slenkantis grafikas. Visada pradedu nuo pečių, paskui eina ta pagrindinė, kuri ar tai yra krūtinė, ar tai yra nugara, ar tai yra rankos. Ir po to, jeigu tai yra krūtinė arba nugara, dar gale po vieno pratimo rankoms. Jeigu tai yra rankos, tai praktiškai padarau kokį dar papildomą pristraukimą, kad šiek tiek pompo gautų nugara ir lygiagrečių, kad šiek tiek pompo gautų ir spaudžiamus raumenų grupės. Žodžiu, kuo daugiau aiškinsiu, tuo daugiau gali būti tamsesnis miškas, dėl to sakau, kad tai yra modifikuota, parinkta individualiai ir tai gali ne visiems tik, bet tai gali būti geras pavyzdys, kaip galima daryti viršaus treniruotę, akcentuojant pečius. Vandenuko pasiruošiau. Ir turiu va šalia savo mėgstamą Total Warą. Čia ne reklama. Čia yra daugiau rekomendacija. Man tai labai gerai jaučiasi. Nėra krešo, visiškai nėra krešo po. Treniruotėje labai saikingai, kaip sakyt, kabutėse išneša. Pampas, pampas kaip pampas. Sakykime, jeigu mažai valgai, tai tu to pampo ten labai daug ir nejausi. Čia visas esmė yra mitybai. Bet kai mityba yra sureguliuotas režimas, pridėjus tokį prie workoutą, pampas gaunasi dar geresnis. Tai čia yra porcija 1 kupas, bet aš mėgstu dėti tokį tiesiog nenubrauktą kaušą, tai biškį vėjukas pučia, kad neišpūstų miltelių. Kalnai, tai jo, gana vėjota. Bet šiandien dar skaičiau rami diena. Galvoju, kad vakar lietaus biškį buvo, užvakar ar kada čia buvo daugiau vėjo. Tai šiandien yra, tarp kitko, paskutinė diena mūsų čia Austrijai. Va tokius kupas įmetu ir viskas. Paskutinė diena Austrijai. Rytoj jau vykstam namo, bet kadangi to daug kelio yra namo, mes važiuojam su mašina, tai stosim čekiai, pernakvosim ir tada jau sekmadienį būsim namuose. Ir viskas, ir įprastą režimą. Ir su šio vlogu noriu kai ką pasakyti, kad pradėsiu naujas video serijas. Ir tai jau bus nebe apie mano kažkokį tai rezultatą ir siekimą, nors kartais apie tai pasidalinsiu, jeigu jums įdomu. Bet tai bus daugiau video su patarimais, tokius kaip, pavyzdžiui, 5 pratimai, ten sėdinti darbą dirbantiems žmonėm, arba 2 pratimai, kaip galima savo padėti esant nugaros skausmam ir panašiai. Tai va tokias serijas pradėsiu daryti, nes lietuviško kontento mažai yra tokio. Užsienietiško jau labai iš senai yra daug. Bet sakykime taip, kad informacijos kiekis yra milžiniškas, tai čia teks patiems atsirinkti, kas veikia, kas ne. Bet aš dalinsiuosi tai, kas veikia man, mano klientam ir tai bus mano žinios. Daug šiaip kontento dalinuosi Instagram'e. Daug kontento dalinuosi to paties TikTok ir Facebook'e. Tai galite pasiekti, kas neseka, tai Egidijus Enzelis tiesiog. Ir rasite mane. Na ką, išsitaisiau,
Tam gym'e aš nežinau, ar galima filmuoti kaip ten kas. Tai kai kur bus galbūt komentarais, kai kur gal bus be komentarų, nežinau, pažiūrėsim, kaip gausis taip. Nes dar šiandien yra planas sufilmuoti video reelsui, tai darysiu 2 darbus vienu metu, pažiūrėsim, kaip gausis. Bet svarbiausia pradėti kurti 10 mėnesių. Gerai, greit parodau jums, koks čia vaizdas yra Balbukono, nes gal pastebėt, kad labai daug žiūriu į vaizdą, tai toj suprasite, kodėl. Čia kambariukas, o čia va vaizdas. Dėl to aš ir nežiūriu tiek į kamerą daug, nes sunku yra nežiūrėti šitą vaizdą, įsivaizduokit. Tai va, dar eisim pėstute į gymą, nes ten su parkingu yra biški sunkiau. Tai eidamas pafilmuosiu daugiau vaizdų. Ir tada atsidursim gymę. Čia koks gal 15 minučių. Keliaidas nuokalnį, nes mes esam labiau ant kalno. Nuokalnį lengviau, be abejo, tiesiog nueini ir viskas, tave neša kojas. Bet pargrįžti atgal yra reikalų, nes tu visą kai lipi į kalną. Galvoju, kiek čia gaunas iki miesto. 2000 su biški žingsnių, man atrodo. Nu tai va, pirmin atgal tai gausis apie 4-5 tūkstančiai žingsnių. Ok, lekiam. Nu va, mes dabar einam pėstute. Tai parodysiu vaizdą, kuris atsiveria vaikštant. Tai va čia kalnai. Ir va vandenukas teka. Ten kažkur krioklys yra, man atrodo. O mes va ant šito kalno kažkur ten gyvenam. Nu gal pavyks iš toliau projekti, nes mes turim važiuojamąją dalim eiti. Čia, per tokį žiauriai kult tuneliuką. Va per tokį tuneliuką. Ir visą kelią va taip tiesiog matosi kaip žemėje. Nusileidžiam per miškelį tokį. Ir nueinam iki gymą. Nu bet vaizdai tai ta prasme nerealūs. Va čia matosi ta užtvanka ir va kriokliukas. Kriokliukas matosi. Nežinau kaip ten, sakiau, kaip ten bus salėj. Galėsim filmuoti ar ne, kalbėti ar ne. Tai iškart susakau taip, kad bus pečių šonas, pečių galas papratimo. Tada eina nugara, 3 pratimai, jei neklystu. 1 krūtinės viršui. Ir galimai dar bicui, tricui ten po kelias serijas. Tiesiog tokį pampo padaryti veiksmą. Tai gali pasirodyti, kad daug, bet galiu patikinti, kad seniau dar daugiau pratimų darydavau, tai čia man asmeniškai nėra daug. Kūnas reaguoja gerai. O kitas dalykas, nesu kultūristas, ten raumenų daug prisiauginti man nereikia. Man svarbu, kad būtų atletiška, gera, estetiška forma. Ir kad su to kūnu galėčiau kažką daugiau nuveikti gyvenime, nei kad tik papozuoti ir viskas. Aiškus nesakau, tikrai yra, kas yra raumeningi, dideli ir puikiai atletiškai dominuoja, bet tai galioja ne visiems, nes čia yra genetiniai faktoriai panašiai. Tai va, tai mano patarimai, mano šie vlogai gali netikti žmonėm, kurie yra būtent tos raumenų auginimo, didelių raumenų auginimo kategorijai priklausantis asmenys. Mano labiau treniruotės tiks žmonėm, kurie nori sustiprėti, būti sveiki ir panašiai. Apie tai visą tai ir yra. O čia mano trankso skirmis. Gerai, žodžiu, neflūdinu labai su to laiku, nes reikia daugiau laiko pasilikti treniruotėm. O paskui prieinam tokį miestelį. Ir čia biški šortkatinam aiškus. Bet miestas tai yra nerealiai irgi gražus. Tai čia yra tas Meierhofen skaitosi miestelis. O mūsų kurortas visas Zillertal vadinasi. Jei neklystu, tas gymas, o ten tas pastatas, biški suslėp. Tai praeisim dabar pro tokias gėlėmis apaugusią sieną. Čia ir tas mėgstamiausias spotas. Ir tai tiesiog tiesiai. Jau praktiškai čia kelias minutės liko. Jo, man atrodo, va tas anas juodas pastas. Čia va tokie mini kriokliukai. Ir va čiurlenimas vandens girdis. Ir kaip gerai yra va tiem, kas gyveno čia. Prasidarai langą, klausaisi va to garso ir miegi. Žiauri nerealiai. Ok, čia netrevų vlogas, neplūdinsiu, tai susimatysim gymę. Nu va, priėjom gymą. Šiaip čia šitie langai tai ne gymo. Gymas yra iš kitos pusės. Tai, žodžiu, susitiksim salėje, dabar nieko daug nebefilmuosiu, nes nežinau, kiek ko galima filmuoti. Tiesiog pasiklausim, jeigu neleis,
Tai galimai tik pratimus matysit. Nu, o džimukas jau toks. Ten aukštyn. Žodžiu, čia vietoj Stairmaster apšilimai. Čia jau instrukcija, kaip reikia daryti reikalus. Nu va, esam džimuke. Čia yra tokia grupinių salė. Tai dabar darom apšilimą čia. Ir pažiūrėkit, koks vaizdas pro sporto klubo langus. Kalnai, ta prasme. Nu, tokia atrast džimus, tokiu vaizdu, tai čia vau yra. Tai žodžiu, dabar apšilsim. Apšilimo nieko nefilmuosim. Iš karto sutiksim prie mano pirmo pečių šonės dalies pratimo. Nu, pirmą pratimą pradėsiu nuo kėlimų į šonus pečiam. Pečių šonio dalis. Tai čia už šitą pratimą dėkingas esu Deiviui. Parodė variaciją, kaip daryti. Ir kampą vos padarau tokį pasvirą. Tiesiog, kad kūnai statyčiau, būtų daugiau stabilumo ir galėčiau veiksmą visą atlikti, koncentruojant iš pečių. Kodėl darau nuo pečių šono pratimą pirmiausia? Ne nuo, tarkim, bazinių didžiosios raumenų grupėm. Jos pas mane neatsilieka, žiūrint bendrą vaizdą, bet atsilieka pečiai. Tai ir jums rekomendacija pradėti visada treniruoti nuo tos raumenų grupės, kuri pas jūs atsilieka. Nes treniruotės pradžioje jūs turite daugiausiai jėgų, energijos, tai būtent tą visą akcentą reikėtų duoti tą atsiliekančiai. O paskui jau pagal prioritetą 2, 3 vietą jau eina kitos raumenų grupės. Tai va čia aštuonetukai. Atsiremiu, kad krūtinės viršus būtų išlindas. Šiek tiek prilinkiu kojas, nes aš aukštas. Ir čia darysiu su vidinė rotacija šiek tiek. Keliant labiau šalkūnių. Anksčiau negalėjau šito pratimo daryti be skausmo, bet čia jau davė labai gerą patarimą Nojus atsižvelgdamas į mano laikyseną, nes jos modelis buvo ne labai koks, senos traumos padarė įtaką. Ir maždaug 15 kartų, 4-5 serijas, kadangi daugiausia dėmesio pečiam valdo. Čia jau mano antra darbinė serija. Apšiliminių serijų, kaip visiems klientams sakau, mes neskaičiuojam. Gerai, antras pratimas tai pečių galas. Atrodys keista, kaip tokiam treniruokliui pečių galą darau. Tai, kas Instagram'e mane sekat, buvau padaręs užklausą, kur leidau visiems balsuoti. Kokią raumenų grupę treniruoju. Tai dabar pirmą pasiimsiu. Ir veiksmas iš dalies atrodo, kad treniruoju nugarą arba trapecijos viršutinę dalį. Bet aš menčių net nesuvedu iš vis, o su alkūnėmis bandau traukti iš šalis. Ir pavyzdžiui, čia labai smarkiai jaučiu, kaip man veikia pečių galinė dalis. Ir būtent šitam pratime aš labai gerai pečių galinę dalį apkraunu, špumpuoju, dar geriau nei su kitais pratimais. Duodu ištempimą, suvedu, bet ne mentas, tik traukiu daugiau su alkūnėmis į šalis. Bet jeigu aš suvesčiau mentas, dabar gavosi pilnesnis judesys, kas reiškia, kad mano jau įsijungia viršutinė trapecijos dalis. Bet dabar menčių nevedu. Iš karto jaučiu, kaip mano galinė pečių dalis veikia. Tai va, yra daug variacijų, kaip galim daryti vienam treniruokliui pratimą. Kiekvienas atsirenkam savo, susireguliuojam savaip. Nes čia tik įrodo, kad nėra vieno vienintelio būdo, kaip galima daryti pratimą. Yra daug būdų. Nu, dar porą serijų padarysiu. Eisim prie krūtinės viršaus. Trečias pratimas tai bus krūtinės viršus. Jeigu kyla klausimas, kodėl pečių priekį nedarau, aš jį darau prie trečiosios viršaus programos. Čia yra pratimas, kur irgi veikia pečių priekis. Bet kaip nepagrindinis be abejo raumo, bet kaip sinergistas. Ir dar vienas dalykas, jeigu per tyliai kalbu, sorry, nes mes visų pirma neatsiklausim, ar galim filmuoti, bet šiaip manau matė ir būtų kažką pasakę. Kitas dalykas, nenorim šiaip labai išsireikšti tam džime. Ir pasisekė tik tiek, kad nedaug žmonių. Tai stengiamės sufilmuoti tada, kai nėra žmogaus.
Tai jo, žodžiu, čia mano antra darbinė serija. Va, biškutė, kad pečiai būtų stabilesni, atgal susivedu, kad pajungčiau biškį sparnus į darbą, kad būtų stabilesnis petys ir laikau biškį siauriau paėmimo, nes aš esu vienas iš tų žmonių, kuris turi siauresnius pečius, siauresnį raktikaulį, tai man tinka siauresni paėmimai, plus va toks siauras paėmimas duoda didesnę amplitudę, kas reiškia labiau išsitams ir labiau susitrauks krūtinės raumuo. Į priekį labiau sprogstu, atgal einu lėčiau, užfiksuoju ištempimą sekundę ir labai gerai, kai pametu pakartojimus, aparatas rodo viską. Nu va, dar vieną seriją padarysiu ir eisim prie nugaros. Nebaisiai daug čia svorio, bet esmė yra nesvori. Esmė yra nejaus diskomforto, jaus raumenį, kur treniruojat. Viską daryti, kaip sakant, jau geriau lėčiau, bet saugiai. Dabar jau eisim prie nugaros. Tai mano visa viršaus programa yra orientuota labiau į plotį. Tai kadangi pas mane jo trūksta, kas yra sparnai, sparnų netrūksta, bet sakykime pečiai, prie pečių to pločio vizualiai didesnio prisideda būtent tie platėjai nugaros raumenys, kas yra sparnai. Tai realiai pradėsiu nuo pristraukimų, kas yra vienas geriausių pratimų sparnam. Jeigu nepadarot, be abejo, lat pull downsai, su rankena kur traukiam. Ir paskui, aiškus, wide rowsas ir eis siaurai trauka sparnai apatiniai daliai. Tai žodžiu jo. Reikia pradėti daryti ir viskas. Kaip sakoma, sparnai duoti, bet neduotas pečių plotis. Tai dirbam su to, ką turim. Visi mes turim kažkokį minusą. Visada stengiuosi pilnai stretchinti, ištemti ir sutraukimas, neatsimenu dabar 10 ar kiek. Pagal jausmą turėtų būti 12, tai 10 pilnų ir 2 ne. Tai va, kai pampa gauna sparnai iškart, pečiai platesni. Bet čia tiesiog, kaip sakoma, turi minusus, premijos ir su jais dirbi ir viskas. Nieko nepakeisi, turim džiaugtis to, ką turim. Tai va, toks mano programos išdėstymas. Sekantis nugarai pratimas tai bus plati trauka su štanga Smito treniruoklė. Yra toks šiaip dar aparatas, bet man jis asmeniškai nelabai patinka, nepatogus. Man labiau patinka, kai nėra atramos. Arba jeigu atrama, tai turi būti tam tikras specifiškas treniruoklis. Pavyzdžiui, kur dariau galinę pečių dalį, va tas būtų geras. Bet kadangi jau dariau, tai noriu pakeisti kitą. Svorio daug nedėsiu, nes mano esmė yra tiesiog labiau apkrauti. Pasiemu biškį plačiau pečių ir bandysiu taikyti tarpumentę būtent kur rombiniai raumenys. Va, pratempiu, gal biškį plačiau pasiimsiu. Apsitraukiu, užlaikau. Čia reikia turėti dar gerą mobilumą, kad tiek žemai pasilenkti. Ir maždaug link šonkaulio apačios arba krūtinės apačios traukimas. Manau, kad reikės dvigubinti svorį. Seniau darydavau su tiesiog paprasta štanga, nes Smitu ir su 100 kg pasilenkęs o taip. Bet šią dieną nėra tikslo man labai draskytis, kažką čia vargint talent. Tiesiog noriu specifiškai apkrauti tarpumentį, ištempti. And that's all. Tai dar užsidėsiu po 10 ant šono ir bus gerai. Tarp kitko, daugelį pratimų darau maždaug 3-4 serijas. Krūtinį dariau 3. Pristraukimus darau ne serijom, o bandau surinkti, tarkim, pilnų tik 35 pakartojimus, tai gaunasi 4 serijas.
Šitą darysiu irgi 3, tai aišku dar 2 liko. Ir siaurai traukas sparnam, kur turbūt darysiu 2 arba 3. Paskui beliks po 1 rankom, tai tam bus tik 2 serijos. Taip ir susumuoja. Gera, ne per ilga viršaus treniruotė. Paskutinis pratimas nugarai, siaurai trauka po 1 ranką su hanteliu. Čia sunkiausias yra 3 kg. Bet čia yra mano darbinis svoris, tai all good. Būna 3-2, 3-5 priklauso nuo dienos, nuo pailsėjimo. Visa esmė traukimo metu yra pirma, užimti gerai padėtį, remiu kelią, kitą koją tiesi iš šono labiau, šiek tiek atgal, atramos ranka ir čia tiesiog suvedu mentę ir traukiu link dubens hantelį. Mano tikslas nėra traukti su ranka kuo aukščiau, nes tada viską darysiu iš rankos. Jeigu aš trauksiu su mentėm, privesiu, man iškart jau viskas susitraukia sparnas maksimaliai ir pilnai mėgstu labai ištempti. Tai dabar vizualiai su svoriu parodysiu. Va. Po 10 kartų kiekvienai pusiai padarau. Mėgstu daryti dar atramoji be suolo, bet su suolu stabiliau eina daugiau svorio patraukti. Hakas, va, hop, persvediu. Stipresnė pusė, kuri netraumuota. Traukiant dar šiek tiek padarau stuburo rotaciją, kas yra plačio raumens funkcija. Ir tada raumo maksimaliau dar įsitraukia darbą. Dar tempsit presą, tada dar daugiau gausit pasipriešinimo ir anksčiau darbą įsijungs raumo. Ok, čia mano antra serija. Šito supersetų dalinausi Instagrame. Tai pradedu nuo bicepsam lenkimų ištempime ant suolo. Pakelą pasidedu tam, kad dubuo būtų natūralesniai padėty. Prispaudžiu juosmenį, šonkulį leisti žemyn. Galva viskas savo patrinta ir dirbu būtent ištempime. Labai gerai apsikrauna. Labai gerai priplūsta kraujas. Padarau 10 kartų. Kadangi ir taip sunku, jau mechaniškai nieko nesunkinsiu. Gerai, dabar firminė gero apšvietimo zona. Čia tu prarandi 5 procentus riebalų, atrodo ryškus. Jau kokius 5 kartus užbaigimui. Ir tada tricepsas. Šitos tokios vidutiniškos, nei per trumpos, nei per ilgos. Susilyginus apkrovos liniją ir ištesimas. Čia labai gerai išsitraukime veiks. Kadangi galiu biškį daugiau už savęs ties, tai čia sutraukimo daugiau gauna tricepsas. Padarau 10 kartų. Tada biškį pasilengvinu, alkūnės su keliais, rankos prispaustas prie kūno ir tiesimai žemyn 5 kartai. Ir dar pasilenkiu žemyn, čia kaip skull crusheriai panašiai. Ir dar kokius 5 damušimui. Viskas, 2 serijos. Turim nerealų pampą. Vieną biškę papozuosiu prie veidrodžio lango. Pozuoti galiu tik čia. Tai va. Pampas nemaksimalus, bet čia labai geras kampas pozavimui. Nu va, turim pilną treniruotę. Viso viršaus, tai
Kaip ir sakiau, pradedam nuo tos raumenų grupės, kuri labiausiai atsilieka. Pas mane akivaizdžiai atsilieka pečiai. Ne taip smarkiai. Čia reikėtų, nesakyčiau, masę paauginti, kad duoti jiems tą terpę augti. Bet ne, no thank you. Nereik man tos masės. Man gerai ir taip. Jums patiko, prenumeruokit, paspauskit patinka. Mano iškelta idėja, apie kurią kalbėjau pradžioje video, galite rašyti komentaruose ir duoti savo pasiūlymų, kokiu video daugiau norėtumėt matyti, ar tai su skausmais susijusiu, su raumenų stiprinimu ir panašiai. Ir dar vienas dalykas, nesenai pasileidau savo svetainę egidijussenzelis.lt ir ten yra sveikatinimo mankštos, kuriuose yra stuburo, pečių ir kojų sveikatinimo mankštos 4 lygių, tai vos 5 neprodžių, bus ir 5, bus ir 6 ir bus 10. Bet dabar yra 4 lygiai ir nuo pačio lengviausio, kur gali bet koks žmogus daryti, masažas, tempimai, su apšilimais, su sunkesniais pratimais ir jau daug sunkesniais pratimais ir visi yra atliekami kūno svorių namuose. 25 € mėnesiui nėra nei daug, nei labai mažai. Tikrai daugeliui prieinama kaina. Už šią kainą jūs galite gauti visų video prenumeratą. Tai reiškia, jums nereikia kažkokios kategorijos atskirai prenumeruotis. Jūs tai galėsite padaryti su prenumeratą, gauti prieigą prie visų video ir daryti mankštą, kurią tik norite, kur tik jaučiate skausmus. Tai jo. Susimatysime kitą kartą ir tikiuosi, kad tai bus ne po 10 mėnesių.